Jei būčiau Grinčas, apie Laplandiją pasakočiau taip. Iš esmės, Laplandija šiek tiek stipriai kičinė. Čia rasi mažiausiai 3 kalėdų senelius, kuris tikras taip ir nesupratome. Bet visi sako, aš tikras. Ir visi už nuotrauką prašo po 50 eurų. Pramogos? Brangios. Elniai tave pavėžins 300 metrų, Aliaskos haskiai gal kilometrą, bet šeimai tai kainuos apie 200 eurų. Nakvynės kainos prasideda nuo 400 eurų. Na, juk šventinis laikotarpis. Turistai pradeda rinktis apie 11 valandą, tad jei mėgsti pamiegoti, norėdamas susitikti su kalėdų seneliu, pasiruoš stovėti eilėse po 2-3 valandas. Mes šito išvengėme, nes atvykome 9 ryto. Prisimink, kad šviesus paros metas čia žiemos laikotarpiu trunka apie 3 valandas. Tik skubėk suktis. Bet, kad ir kaip čia viskas atrodytų komerciška, Laplandija tikrai turi savo žavesio. Tas šaltukas, apsnigti miškai, stebuklinga atmosfera, net Grinčas norėtų sušilti su kakavos puodeliu rankose.